Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi Rokas ir Gabrielė. Kovo 2 dieną žiburiečiai šventė Žiburių dieną. Taigi pažiūrėkime reportažą iš tos dienos. Kovo 2 dieną Prienų Žiburio gimnazijoje paminėta jos įkūrimo diena. Pagerbtas gimnazijos įkūrėjas ir pirmasis jos direktorius Feliksas Martišius bei įžymus gimnaziją baigę žmonės. Pirmų klasių mokiniams gimnazijos diena prasidėjo aktų salėje puikia netradicinio ugdymo pamoka muzika draugams. Mokiniams koncertavo Gediminas Dalinkevičius ir Povilas Jaraminas. Antros pamokos metu gimnazistai, mokytojai, kiti gimnazijos bendruomenės nariai, svečiai dalyvavo šventose mišiose Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Jų metu skambėjo gimnazijos choro atliekamos giesmės. Ketvirtos ir penktos pamokos metu gimnazijos mokiniams aktų salėje vyko netradicinė pamoka, kurią gimnazijos bendruomenė pradėjo giedodama Žiburio himną. Direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė visus pasveikino su gimnazijos diena. Rašinių konkurso "Ką man reiškia būti Prienų Žiburio gimnazijos mokiniu" nugalėtojai Miglė Kazlauskaitė, Mantas Bublys, Saulė Kulvinskaitė, Greta Jaruševičiūtė, Gerda Minajevaitė ir Ugnė Orenaitė skaitė savo rašinius. GMS narės mieste skelbė gimnazijos dieną. Miestiečiams ir miesto svečiams dalijo saldainius su gimnazijos nuotrauka balionus. Pamokos pabaigoje Žiburio žinios rodė filmuką apie gimnaziją, kuris visiems priminė gimnazijos šūkį: šviesk save, šviesk kitus, šviesk taip, kaip turi šviesti žiburys. Ir aš ten buvau, pranešimą skaičiau ir tikiuosi į kadrą pakliuvau. Ir aš taip tikiuosi. Na, o Gabrielė, ar tu esi kada nors valgius varlę? Ne. Tai gal bučiavai? Bučiavau vieną kartą. Vau. Bet nesėkminga. Nepavirto į princą, nu gaila, bet tu dar pabandyk, dabar pavasaris. Gal dar surasiu savo princą. Tai aišku surasi. Nu, pažiūrim, ką mūsų gimnazistai galvoja apie varles ir princus Prancūzijoje. Ar buvot Prancūzijoje? Ką? Tai buvau. Nebuvau Prancūzijoje. Gal žinot, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Nes negražus tenai princai. Nežinau, kodėl nėra princų. Prancūzija yra Prancūzija. Vyrų nėra, prasme. Tai gal Visiškai gražių vyrų nėra? visiškai ne vien. Ne, dėl... Bet tu nebuvai, tai kaip tu galėsi? Dėl to, kad tenais negyvena karališka šeima, todėl ten nėra princų. Va. Ačiū. Ar buvęs esi Prancūzijoje? Prancūzija? Ne. O ar norėtum nuvykti? Šiaip norėčiau. Gal žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Kodėl nėra princų? Nežinau, negaliu atsakyti. Ar esi buvusi Prancūzijoje? Taip. Ar labai patiko? Nu jo, patiko, bet Italijoje labiau. Tai tikriausiai galbūt
žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Nėra princų? Nu tai ten dabar jau Prancūzijos Respublika, kažkada buvo princai, o dabar jau nebėra. Kuku. Ar esi buvusi Prancūzijoje? Ne. Ar norėtum nuvykti? Bet. Ir galbūt žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Princų? Žiūriu į tave pasaulį pro atvirus langus. Nežinau. Ar esate buvusi Prancūzijoje? Tai buvau. Ar labai patiko? Labai. Tai galbūt žinote, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Princų, aš manau, kad jų ten yra. O kokių tada princų yra? Princų, jie gyvena pilyse. Galbūt žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Jo, nes nėra ir princesių. Galbūt žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Ko tokio? Princų? Nežinau. Žinai? Kokių žinai? Nieko nežinau. Ar esate buvę Prancūzijoje? Ne. Ne, norėtumėt nuvykti? Tai būtinai. O kodėl norėtumėt nuvykti? Gražu ten. Meilės miestas. O galbūt žinot, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Kas princų? Tai yra, Disneylandas yra. Ar esate buvę Prancūzijoje? Ne. O norėtum nuvykti? Taip. O kodėl norėtum nuvykti? Nu, nes gražu ten. Su kuo norėtum nuvykti? Su Monika. Sakė, vešis mane. Tai va. Ne, sakė, vešis. Galbūt žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Nu tai ten valdžia, net. Kažkas apnuolės, kažką čia sakė, girdėjau. Tai va. Ar esi buvusi Prancūzijoje? Ne. Nes norėtum nuvykti? Taip. O gal žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Neįsivaizduoju. Pagalvok. Pasakyk, dar kartą pasakyk, augusi, kas ten buvo, kaip ten? Nes nieks valių nebučiuoja, jau suvalgo. Ha! Galbūt žinote, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Ko tokių? Princų kodėl nėra Prancūzijoje? Negimė. Galbūt žinai, kodėl Prancūzijoje nėra princų? Ne. Žiburiečiams nepavyko atsakyti į mūsų užduotą klausimą. Kodėl Prancūzijoje nėra princų? Taigi todėl, kad varlių ten nebučiuoja, o iškart suvalgo. Pasitraukus mūsų šauniajam sportsmenui Tadui, kurį laiką buvo išnykus ir sporto rubrika. Bet dabar jie atgijo ir mes rodome reportažą apie patį ekstremaliausią sportą visame pasaulyje. Šachmatus. Kokie įspūdžiai laimėjo šios varžybas? Manau, kad geri. Iškovojau pirmą vietą ir norėčiau taip pat pasveikinti ir kitus prizininkus ir visiems padėkoti, kurie dalyvavo. O kas tave išmokė žaisti šachmatais? Mano šeima. Visi mes žaidėm. Kas jūs išmokė žaisti šachmatais? Šachmatais aš išmokau žaisti 5 klasę ir tai buvo mano matematikos mokytojas Dambrava. Kaip susidomėjote šiuo žaidimu? Tiesiog pakvietė pažaisti būrelyje. Susidomėjau, nes man buvo įdomu, kadangi istorija irgi įdomu. Tai čia labai jau senovinis žaidimas, dėl to ir susidomėjau. Užėmėte 3 vietą, tai ar nusileidote moksleiviams, ar vis dėlto tai? Ne, jie garbingai laimėjo. Tikrai nenusileidau. Kas tave išmokė žaisti šachmatais? Mane šachmatais išmokė žaisti mano tėvas. Ir kaip susidomėjai, ar tiesiog tėtis paskatino? Na, vakarais neturėdavau ką veikti, tiesiog tėvas paklausė, ar norėčiau pabandyt pažaisti ir pradėjau taip. O kiek laiko jau žaidė? Maždaug 7 metai. Kaip sugalvojai dalyvauti šiuose varžybose? Na, manęs tiesiog paklausė, ar noriu dalyvauti, aš taip tiesiog pasakiau, noriu ir pradėjau dalyvauti. Ar buvo labai sunku nugalėti priešininkus? Ne, nebuvo. O kiek maždaug laiko trukdavo visą tą partiją?
Nuo 5 minučių iki pusvalandžio maždaug. O kaip laimima šachmatų žaidimas? Turi užšachuoti karalių ir padaryti taip, kad jisai nebegalėtų niekur judėti. O kaip karalius juda? Jisai juda į bet kurią pusę po vieną langelį. Kodėl šachmatų figūros, ne taip kaip šaškėse, vaikšto visos skirtingai? Tai galbūt todėl, kad būtų įdomiau žaisti ir kad būtų daugiau kombinacijų. Man pavyzdžiui įdomu, kaip vaikšto rikis. Rikis vaikšto įstrižai ant savo spalvos. Na, o žirgas? Žirgas gali peršaukti bet kokią figūrą per 2 į priekį ir įstrižai. O kas tas šachas ir matas? Tai kai šachas tai yra, kai karalių grasina ir turi įtraukti, o kai matas, kai karalių grasina ir neturi kur įtraukti. Kaip aš džiaugiuosi, kad pagaliau sugrįžo sportas į mūsų eterio gretas. Aš irgi džiaugiuosi su tavim, Rokai. Tai tiek žinių šią savaitę. Komercinis pasiūlymas. Mielieji, dėvėkite uniformas, nes kitą savaitę jūs tikrins. Taip. Spauskite mygtuką patinka, dalinkitės ir prenumeruokit. Su jumis buvo Žiburio žinios. Čia, tai pačias pats. Dabar. Ne, atsiprašau, Neteko dar valgyti varlių. Tikrai, o gal bučiavai? Bučiavai varlę. Vieną kartą. Bet... Nesėkmingai, į princą nepavirto. Palauk dar. Ir aš ten buvau, reportažą skaičiau ir tikiuosi, kad aš neatsimenu.